Sveiki, sveiki. Puikus Andriaus pranešimas, tai jokios įtampos man, galiu atsipalaiduoti, jau gerą pranešimą turėt. Metas dabar kitokiam, ne? Tai turiu klausimą. Andrius sakė, gerai pradėti nuo kokios citatos. Aš galvoju, gerai, dar geriau nuo klausimo. Yra toks posakis, geriausias būdas numatyti ateitį yra ją sukurti. Teisingai. Tai visi, kas tuo tikit, galit nekelt rankų, nežinau, kad rankų nieks nekelsit, ne? Kas netikit, pakelkit. Kas netikit, kad jūs galit sukurti savo ateitį, pakelkit ranką. Puiku. Tai vadinasi, tiems, kurie tiki, kad galit sukurti savo ateitį, šitas pranešimas bus labai praktinio pobūdžio. Daugmaž, jau supratot, kad gerų mokytojų būti, reikia turėti Facebooko profilį, ne? Kalbėsim šiek tiek toliau. Kas netikit, kad galit sukurti savo ateitį, tai bus teorija, bet tikiuosi irgi gerai praleisit laiką. Nesu futurologas, neprisistatinėsiu labai daug, tiesiog vadovauju organizacijai, kuri vienyje 300 verslininkų, labai aktyviai naudojančių Facebooką. Verslo plėtrai. Ne? Tai, bet man įdomu, kas bus ateityje. Ir karts nuo karto pasiskaitau įdomių straipsnių, pavyzdžiui, verslo klasiai buvo toksai futurologo pranešimas, kur jis mato ateitį. Tai sako viskas paprasta, tai yra smartifikacija. Ne? Ką darot, jeigu jūsų pranešimas ten už 10 minučių norit pasižiūrėti, ar atrodot normaliai, ne? Bet neturit veidrodžio. Išsiema telefoną, įsijungiat kamerą, apsukat ir žiūrit. Ne? Tai iš principo šitam prietaisai yra krūva funkcijų, fotoaparatas. Galit klausytis muzikos, galit navigaciją daryti. Ne? Tai kitaip tariant, pagal šitą modelį bus perkurti visi mums žinomi daiktai, automobiliai, namai. Jeigu jie nebus smart, juos reiks perdaryti. Ne? Kas dar skalbia su skalbimo lenta? Panašu, kad yra skalbimo mašina tam. Tai ten juda pasaulis, 80% visko, kas bus vartojama, sudarys paslaugos, nebe daiktai, kaip buvo ne per taip seniausiai. Lygiai taip pat klausimas yra, kaip keisis Lietuva. Ir to paties futurologo žodžiai sakant, Lietuva turi šviesią ateitį. Aš nustebau, tikrai, jo, sako, jūs neturite jokių resursų, žemės gelmėse, ne? Jūs esat pakankamai jauna valstybė, turit labai energingą jaunimą, vat vien ką Dominikas čia prirodė su savo simulacijom, buvau apakęs, aš jau pasijaučiau šiek tiek kitą kartą. Turit verslininkų, kurie kūrė gerus verslus, tiesa, dar turit problemų su politika, ne, ir su valdymu, bet tai irgi pagrindas keistis. Ir žodžiu, jis nupiešė, kad Lietuva turi šviesią ateitį, nes dabar mes konkuruojam iš principo kūrybiškume. Mums reikia kurti tai, kas yra vertinga ir mes tą galim puikiai daryti. Ir aš drįstu prognozuoti, kad Lietuva bus viena labiausiai išsivysčiusių šalių, pasivys visas Šveicarijas, Danijas. Kodėl mes turėtumėm būti prastesni? Jeigu mes tikim, kad galim pakeisti savo ateitį šiandien. Viskas priklauso nuo šitų zuikių, ne, meškučių, princesių. Jie dabar visaip kaip išmanus ir nebe abejonės old school, kuris yra tokia jau metafora, reiškia seną mokyklą. Aš manau, kad mokykla turi keistis, kaip kad jau ne vienas pranešėjas sakė, link to, kad kuo daugiau poreikių patenkintų va šitos kartos. Ir mano mintis yra pasidalinti, kaip keistis. Nes dar Čarlzas Darvinas sakė, kad išgyvena ne stipriausi, ne sumaniausi, bet tie, kurie reaguoja pokyčius. Mes esam pokyčių apsupti ir jeigu mes galvosim tuo pačiu protu apie tą švietimo sistemą, kokie jie yra, kaip jie reformuotų pačiu protu, nesimdami kažkokių naujų idėjų, mes nieko neišspręsim. Dar Albertas taip kalbėjo ir beje, Albertas yra vienas. Jeigu kalbėt apie herojus, tai jis yra vieno tyrimo padaryto visam pasaulio mastu pats didžiausias superherojus visose tautose. Mokslininkai tikrai mus įkvepia ir jis pasakė labai daug protingų dalykų. Lygiai taip pat kaip pats labiausiai išvedantis iš pusiausvyros būsenos klausimas yra kodėl,
Todėl, kad jį sunkiausia atsakyti. Labai lengva atsakyti, ką aš darau. Aš esu mokytojas. Kaip aš darau? Mokau, taip, tokia metodika, taip. Kodėl aš tą darau? Ir visi, kas neatsako į šitą klausimą, jie pasmerkti kaip ežiukai rūke. Nesvarbu, kokioj srity. Ar švietime, ar versle, ar politikoje. Jeigu norit vieną protingą knygą, galiu iš karto pareklamuoti, pradėkit nuo kodėl. Man ta knyga leido atsakyti, kodėl aš darau tai, ką darau. Nes man iš tikrųjų nepasisekė taip, kad aš ten negimiau turtingoje šeimoje ir ten iš karto nesupratau, kad turiu gebėjimų kažkokių. Tiesiog viskas atėjo palaipsniui, bet atsakant esminius klausimus. Tai mano kodėl yra įkvėpti žmonės, pageidautina lyderius, keisti, gerinti tai, ką jie daro versle ir pasaulyje. Ir man visiškai nesvarbu, kokioje srityje aš esu, tai yra mano motivatorius. Net jeigu mane atleistų iš darbo, žinau, ką aš darysiu rytoj, tik tais kitom priemonėm. Kas sudaro kompetenciją? Čia aš nevaizduosiu žinovo, aš nuėjau į Google ir pasižiūrėjau, suguglinau, ne? Pirmiausia, tai, ką žinom, žinios, ką žinau. Kitas dalykas, kaip, žinau kaip, tai yra įgūdžiai. Bet galiausiai kompetenciją sudaro požiūris, žinau kodėl. Ir tai, kai mes tuos 3 elementus apjungiam, ir čia beje ir Austėjos pranešime, tai atsišaukia, kodėl, emocijos, požiūris, charakteris, tai yra sėkmės trikampis, vėlgi iš tų pačių 3 dalykų. Žvilgtelkim, žinios, teorija, faktai, sausa, įgūdžiai yra tikslų išsikėlimas, laiko planavimas, įvairiausi įgūdžiai, komunikacija, kas beje irgi labai svarbu. Bet svarbiausia yra požiūris, ne? Ar aš demotyvuotas, ar aš savidisciplinuotas, ar aš sąžiningas savo ir kitiems. Tai yra 3 dalykai ir aš sakyčiau, jeigu ateisite verslą, nėra svarbu, ką jūs žinot, net nėra taip svarbu, ką jūs mokat, svarbu, koks jūsų požiūris. Sėkmingi verslininkai ieško požiūrio. Tai kokių žinių reikės ateityje, ne velnio aš nežinau. Kaip Andrius sakė, štai yra kreivė, kaip daugėja žinių. Tai ir jų žinių daugėja geometrinė progresija. Šiandien per vieną dieną sužinom tiek, kiek žmonės prieš 100 metų sužinodavo per visą gyvenimą. Ar įmanoma žinot, kokių žinių reikės ateityje? Jo, tiesiog reikės daug domėtis. Ne? Bet kita vertus, man patinka labiau šitie posakiai. Kuo daugiau žinau, kuo daugiau išmokstu, tuo labiau suprantu, kad nieko nežinau. Albertas, ne? Bet ta dar geresnė frazė. Vienintelis dalykas, kuris man trukdo mokytis, yra mano išsilavinimas. Daugmaž supranti, kad aš jau turiu išsilavinimą, ką aš čia dar domėsiuos kitais dalykais. Tai apie žinias tiek, apie įgūdžius, ne velnio nežinau apie įgūdžius, bet yra Google. Ir aš pasižiūrėjau, institutas ateičiai padarė nuostabų tyrimą, yra dabar 6 pagrindinės jėgos veikiančios pasaulyje. Didžiulės technologijos, artėja viskas šalia vienas kito, globalizuojamas taip toliau. Ir kaip reikia pakeisti mūsų kasdieninius įgūdžius, kad mes liktumėm ne ant ledo, relevantiški, ne? Kad mus nepasiūstų, kaip ten, ant tų 3 raidžių. Tai žiūrėkit, pirmas dalykas yra prasmių kūrimas. Ne? Paimat Facebooką, paimat jūsų švietimo programą, sudedat ir kažkas gaunasi naujo. Man patiko ta mintis, kodėl Japonijoje mėgsta labiau australietišką vyną, nors 100% aišku, kad itališkas yra daug geresnis. Čia italas klausia. Labai paprasta. Nueina Japonas, ištraukia savo smartfoną, prieina prie butelio vyno, praskenuoja ir jam parodo, iš kokio regiono, Australijos, su kuo valgyti, su kokiais sušiais, jokių būdų sakęs po to negertų, ne? Tai yra prasmių kūrimas su 2 dalykų sujungimas į vieną. Socialinis intelektas. Pradėti reikės bendrauti ir daug su įvairiausiais žmonėms, suprast, ką jie jaučia. Nes jeigu tu nesuprasi, nieks nesigilins labai į tave. Ne? Galėsi ant suoliuko sėdėti. Geriau eiti, kalbėtis ir gelbėti vieni kitus. Nuolatinis tobulėjimas, prisitaikymas. Tiesiog žinios pasikeis, jau rytoj, jau bus visai kita realybė. Mums reikia, ką aš po šitos konferencijos padarysiu, kur aš pasidomėsiu. Ne? Jeigu to įgūdžio neturit, gali būti keblu.
Lygiai taip pat kaip tarpkultūrinis bendravimas. Čia pasaulinis tyrimas, Lietuvoje dar neaktualu, nieks čia nesprogdina, dar mes neįsivežam tiek imigrantų, bet vėlgi, jeigu lietuviai nori kurti aukščiausios prabos vertę, aš tikiu, kad mums reikia įsivežtų, kurie kurs žemesnės prabos vertę ir mums reikės išmokti jiem pasakyti, padaryk. Thank you, sir. Thank you, madam. Tarpkultūrinis bendravimas. Analitinis mąstymas. Labai daug žinių, aš sugebu pamatyti trendus ir sakau, iš to, ką matau, darau išvadą, kad euro kursas kris, ne dolerio atžvilgiu. Wow, moka atlyginimą. Analitinis mąstymas, kuo toliau, tuo labiau bus reikalingas. Lygiai taip pat kaip naujų technologijų išmanimas. Kas dar jūs nenaudojat Skype'o ar Facebook'o, tai čia jau YouTube'o, čia jau praeitis bus nauji dalykai, ir ne? Kompiuterizacija. Tarpdiscipliniškumas. Ne? Aš esu istorijos mokytojas, aš tikrai nekursiu, nežinau, kažkokios simulacijos, nes tai tegul tai daro, nežinau, smagus žmonės, ne? Žurnalistai dar, aš esu rimtas. Žinokit, viską reikia išbandyti, kad sukurti produktą, kurį kiti norėtų vartoti. Lygiai taip pat kaip nebetinga tas senas požiūris. Žinai, kaip sakydavo Henry Fordui, ar tu gali man pagaminti bet kokį automobilį? Be abejo galiu. Jeigu jis bus juodas, tai modelis. Ne? Be abejonės padarysiu. Dabar mes visi norim individualizuoto sprendimo ir tie verslai, tie žmonės, tie mokytojai ilgalaikiai kovoja laimės mokinių dėmesį, vartotojų prielankumą ir taip toliau. Didelių informacijos srautų suvaldymas, ne? Vien šiandien, kiek jūs gavote informacijos, ne? Kas užsirašinėja, kas veda kažkokį tai katalogizuoja, ar ne? Tas tikrai pasieks daugiau. Ir, nežinau, kiek jūs gaunate e-mailų, bet aš nuolat tikrinuosi, nes jų vis krenta ir krenta, ar ne? Ir galiausiai nuotolinis bendradarbiavimas. Taip mes jau pradėjom kalbėti su giminaičiais išvažiavusiais į Airiją Skype'u. Bet taip galima ir dirbti. Taip, Andrius Mamontovas gali Skype'u, Facebook'u jums padaryti lekciją. Tai yra nuotolinis bendradarbiavimas tarp mokyklų, tarp visuomenių ir taip toliau. Ten mes judame. O galiausiai apie požiūrį. Nes taip, žinios gerai, įgūdžiai gerai, bet požiūris yra visų svarbiausias dalykas. Nes tik tie kvanktelė žmonės, kurie tiki, kad gali pakeisti pasaulį, tik tokie ir keičia. Ir tai yra požiūris. Kaip ten mano sakydavo, kelių metų dukrelė norų galų. Ne? Suprask, jeigu noriu, tai galiu. Dabar jau sako kitaip. Jeigu noriu, tai ir darau. Ne? Tu pats pagalvok apie savo elgesį. Ne? Eik pagalvok apie savo elgesį. Man jau su ja kalbėtis tikrai tampa įdomu. Tai ir aš tikiu, kad jeigu aš jai nepasakysiu, kad ji pasaulio pakeisti negali, ji liks tarp tų 2% tikinčių. Ir vėlgi viskas prasideda nuo klausimo, kodėl. Ne? Kai žinosite, kodėl keliatės ryte, atsakysit savo nuoširdžiai šitą klausimą, atrasite daugiau prasmės ir daugiau galimybių tom pačiom priemonėm pasiekti geresnį rezultatą. Man tas patiko, radau Google paieškoje. Ne? Daugmaž supratau, čia labai daug prasmės. Ne? Jeigu jaučiatės, kad esat laimingi, bet vargšai, tai supraskite, darot, kas jums patinka, bet ir esat geri, bet už tai daug nemoka. Ne? Jeigu jūs kažkas jums patinka ir už tai mokėtų, bet jūs nemokat padaryti, tai tik svajonė. Ne? Bet jeigu jūs ir geri, ir gerai moka, bet neveža, tada esat turtingi, bet viskuo boditės. Ne? O centre yra tai, ką aš linkiu jums surasti, nes tas pats Steve'as Jobsas sakydavo, jeigu tu nesuradai savo pašaukimo, būk geras, eik ir ieškok, ne? Nes tu padarysi meškos paslaugą visiems, kas tu jums šnekėsi, būsi nelaimingas. Yra toks vienas tyrimas, man patikęs, aš vėlai grįžtu namo, bet yra įrodyta, tėvai, kurie vėlai grįžta namo po darbo, bet yra laimingi, jie sukelia mažiau streso savo vaikams, negu tie tėvai, kurie grįžta 5 valandą, bet dedant visų ant pasaulio, žodžiu. Tai darykite tai, kas jums patinka, pageidautina, kad už tai gerai mokėtų.
Ir galiausiai, jeigu norit mokytis, ką gali daryti, tai vėlgi susiveskite į Google 10 geriausių pamokų gyvenimo čia ir dabar. Kai aš perskaičiau šitą sąrašą, ką mūsų didžiausias superherojus pasakė, man čia kaip tėvė mūsų, viskas, ką verta daryti. Ne? Ir viskas yra per vieną paspaudimą pelės klavišo. Požiūrį galima susiinstaliuoti. Taip užtrunka laiko, bet aš padariau. Aš buvau tas, kuris netikėjau gyvenimo dovanom, aš sakiau, ojei, niekados gyvenime aš to nepasieksiu, nekalbėsiu jokiuose pranešimuose, bet turėjau save nuliūdinti, kad aš galiu tai padaryti. Ne? Tad čia, matot, aš nieko protingo nežinau. Google, išsitraukiu informaciją, protingi žmonės man diktuoja, ką sakyti. Tai ką sakė Mahatma Gandis? Gyvenkite taip, lyg tais mirtumėt rytoj ar šiandien vakare. Ir mokykitės taip, lyg gyventumėt amžinai. Ne? Viskas. Viena frazė. Ir kadangi vėlgi gera kalba baigėsi istorija. Ne? Sėdėjo žmogus ant suoliuko, ne? Prisimenam. Aš kitą istoriją turiu. Mokytojas aukštai kalnuose, vienuolynas budistų, ne? Prieina mokinys. Sako, mokytojau, aš turiu tą užduotį, ne? Ir rankose laiko drugelį. Sako, mokytojau, čia yra drugelis, spėk, tiksliau nespėk, bet pasakyk, tu viską žinai. Jis yra gyvas ar miręs. Ir galvoja, jeigu sakys gyvas, aš jį miręs. Jeigu sakys miręs, aš jį ir paleisiu. Mokytas pasižiūrėjo, nusišypsojo ir sako, viskas tavo rankose. Toks atsakymas. Tai lygiai taip pat ir apie ateitį, ko reikės ateityje. Viskas jūsų rankose, viskas Google, viskas jūsų tame, ką padarysit po šitos konferencijos. Nes geriausia dalis visų konferencijų visada, kai jos baigėsi. Ne? Tai linkiu jums būti to pokyčiu, kurį norit matyti pasaulyje. Ačiū labai.